Sofija Sorenbrant atpirkimo ožys. Ištrauka. Atsiprašau, kad nerašiau kelis mėnesius, buvau labai pavargusi. Vis dėlto dabar turiu papasakoti. Pirma apie jį, paskui visą kitą. Kasdien geriu tabletes, jos mane migdo. Jis sako, jog turiu gerti vaistus, kad būčiau kaip visi kiti normali. Mama visada sakė, kad esame aš ir ji. Visą tai melas, manai pavydžiu. Taip, aš myliu mamą į nuostabiausią pasaulyje, bet jau buvo anksčiau. Mama manęs nebemėgsta, kalba nebe tuo balsu ir nebenori manęs myluoti, tai visų blogiausia. Labai ilgiuosi jos bučinių ir apkabinimų. Pirmą kartą jį pamačiusi rėkiau, kol viskas aptemo. Nepamenu, kas atsitiko, bet kartais tai būna. Teta iš vaikų ir jaunimo psichiatrijos klinikos sako, kad nuo manęs tai nepriklauso. Vienintelis vaistų privalumas, kad tai nebenutinka taip dažnai. Iš karto mačiau, kad mamos naujasis vaikinas nemėgsta manęs, nors 7 gimtadienio proga padovanojo paspirtuką. Mama labai apsidžiaugė, bet aš nenorėjau prie jo prisiliesti, tada jį pasakė, kad esu nedėkinga. Kai mane girdi, jis kalba piktai, vadina mane išgana. Jie dėl manęs pykosi. Šiandien vakarieniaujant jis šaukia, kad visai nesvarbu, ką apie mane kalba man girdint, nes vis tiek nieko nesuprantu. Sako, kad aš atsilikusi. Tai tardamas pažvelgė į mane, aš nemirktelėjau. Matai, tas vaikas nesupranta, tęsė jis. Mama atsistojo ir išėjo. Aš susibraižiau duonos traškučiais. Jis pasakė, kad dinu jam gyvenimą, tada atsistojo ir nuėjo neišvalgys lėkštės. Paskui mama labai verkė, aš jo guodžiau. Labai liūdna, kad mama nusiminusi. Vis dėlto negaliu pasakyti jai teisybės, lieka rašyti čia. Tai jis sugadino mano gyvenimą. Nekenčiu jo šlikštaus namo, trokštu, kad jis sudegtų. Mama sako, kad mums daugiau niekada nereikės galvoti apie pinigus. Man jų ir nereikia, noriu atgauti mamą. Vakar jie atėjo, kol ruošiausi miegoti. Nebuvau mokykloje jau kelias savaitės, todėl norėjau apie tai pasikalbėti. Turi susijimti, negali gulėti čia visą laiką. Pasakiau, kad noriu grįžti namo. Tada mamos balsas pasidarė piktas, aš jos nebemėgstu, jį darosi visai kaip jis. Jis nebėra geras ir mamai, kokias dar bjaurastis krečia. Aš žymėsiu laiką, kada jis ateina ir išeina, tada žinau, kad galiu kvėpti iki pat pilvo, nes antraip oras tuo įstringa gerklėje. Girdžiu, kai išeina, nes garsiai trenkia durimis. Vos jam įsineždinus, mano kūnas nurimsta. Noriu šuns, bet man neleidžiama. Jis alergiškas, užtat turėsiu broliuką arba sesutę. Nenoriu.